Tai rungtynės, kas pavyko, kas ne šiandieną? Pirmoji pusė rungtynių iš tikrųjų nelabai pavyko pirmasis kėlinys. Biškutį tas įsitempimas ir laisvi pramesti metimai šiek tiek neleido mum pajausti savo žaidimo. Bet sutvarkius gynybą, pataikius keletą metimų iš po krepšio su bauda, tai prasme truputėlį davė mum tą tokį emocinį pakilimą ir tada išlyginom tą žaidimo tempą ir įgavom šiek tiek to tokio pasitikėjimo. Antroje pusėje, ta prasme, gera gynyba, komandiniai veiksmai ir leido susikrauti pergalinį pranašumą. Tai kokį įspūdį šiaip paliko pati Spartak komanda? Šiaip stipri komanda, taigi visi žino, kad dar nebuvo pralaimėję šį etape ir ULEB taurėje, tikrai stipri komanda, stiprų žaidėjai ir patys matėt, stengiamės ir susikaupėm, žinojom, kad bus ganėtinai sunku. Atsilygiu, kiekvienam rungtynėm vis daugiau gerbėjų įgyja, ar pačiam, ar tas prideda motyvacijos. Aišku, labai malonu iš tikrųjų tikrai ir man pačiam asmeniškai, kai tai palaiko ir aišku ir komandai, kai daugiau žiūrovų ateina, ta prasme, kam nebūtų malonu. Man taip pat malonu. Kokį įspūdį paliko trečioji misijos Seibutė Poryk dalis? Gerą įspūdį, visos dalis geras. Tikėsimės bus pratęsimas. Jau eilinės rungtynės iš eilės demonstruojat labai gerą gynybą. Kas būtų receptai, sakykime, tokio žaidimo? Tai turbūt darbas treniruotėse, tai tikrai treniruotėse atidirbinėjam komandinius veiksmus ir gynyboje, ir puolime, ir, kaip sakoma, viskas atidirbama treniruotėse. Savaitgalį laukia, ko gero, svarbiausias aistruoliams rungtynės kol kas šį sezoną, ar kažkoks jauduliukas jaučiasi, galvojate apie tai, ar visiškai ne? Žinom, kad artėja labai svarbios varžybos ir mums, ir fanams, ir, ta prasme, Lietuvoj dvi bene stipriausias komandos ir greit pamatysim. Apskritai, kokios Lietuvos Ryto žaidimas dabartiniu momentu, kokia gal jūsų manymu, ar geriausia šį sezoną, ar labiausiai sužaidę esate? Kaip pasakyti, žinot, būna varžybų, kada vienas sekasi, būna varžybos, kada kitas sekasi, ta prasme, ir lyginti, tarkime, visas varžybas nebūtų teisinga, aš manau, bet tikrai ir šiandien, ir paskutinės varžybos, ir LKL, ir ULEB, tikrai visai neblogai momentais, bet būna dar ir tų duobių, kurių norėtųsi išvengti, taip kad, kaip sakoma, tobulumo ribų nėra ir tą atidirbinėjom treniruotėse, kad kuo mažiau būtų tų duobių ir kad tos duobės, jeigu ir yra, kad jos būtų kuo mažesnės.